savo kalbą, dainuoti savas dainas, džiaugtis laisvą ir nepriklausomą savo valstybę. Sveikinamės su jumis kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Vis dažniau mintimis grįžtame į savo tautos istoriją. Didžiuojamės, kad esame jos dalis ir su meile žvelgiame į kylančią Lietuvos trispalvę. Pradėkime vėliavų pakėlimo ceremoniją. Tautinio atgimimo šauklio Vinco Kudirkos ir nepriklausomybės paminklų. Labadiena, gerbiamas dekanė, gerbiami vilkaviškiečiai, svečiai. Nuoširdžiai sveikinu visus su Lietuvos nepriklausomybės diena kovo 11-ąją. Nebereikalo Vilkaviškio kraštas daug kur minimas kaip vieni svarbiausių žmonių, kurie trokšto laisvės, nepriklausomybės. Vienas iš pagrindinių Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, kitas Vincas Kudirka, kur mes visam pasaulyje Liepos 6-ąją giedam himną, tai tie žmonės, kurie pradėjo tam tikrą pradžią. Ačiū, kad Lietuvos žmonės būtent daugiau kaip per 30 metų kovo 11 atkovojo tą nepriklausomybės dieną ir mes švenčiame vėl. Laisvė yra svarbi visiems. Laisvė tai ir kartu atsakomybė. Ir mes tą suprantame ir matome, kas vyksta Ukrainoje. Todėl visi branginkime tą, ką turime, tą, ką iškovojo mūsų seneliai ir tėvai. Ir ši diena tegu būna mūsų, kaip ir Lietuvos gimimo diena. Su švente! Vision
Viškio kultūros centro folkloro ansambliams Lankupa, vadovė Daiva Ambrasaitė ir Sūduviai, vadovė Jūratė Trunienė. Dėkojame Jums